Taigi žiūrėkim, ką žmonės padarė iš bažnyčios. Vietoj maldos suolų, valgymo stalai, altorius, sakykla. Didžėjus gyvena. O ten didžėjus vietoj kunigo. Alų pardavinėja ant šventoriaus. Oho. Tai bent. Kur chorai dainavo, šlovino Dievą, ten dabar valgoma, gerimas alus, tikėjimas išėjo iš bendruomenės. Jūs valgysit ledų, valgysit tokių. Čia geri labai skanus ledai. Geriausi, kurie gali būti Londone. Sūdytų pistacijų. Sūdytų pistacijų, tik tais. Aš šokė. Bendruomenė, sako, nusprendė šitą pastatą paversti valgyklą, bažnyčią paversti restoranu, išlaikant visiškai autentiškai vitražus, įmontavo liftą užvažiuoti į antrą aukštą. Štai, šventorius, Kristaus paveikslai, pastoriaus bokštelį pamokslui sakyti. Seniai turbūt skambėjo pamokslas nuo šitos sakyklos. Seniai čia klūpojo žmonės ir meldėsi tyloj. Štai ir mes nusipirksime ledų. Kaip aš šiek užuodžiu? Aš pats apakęs. Aš skaičiau apie šitą vietą, kad čia bendruomenė nusprendė įkurti va tokius ale bendruomenės pasibuvimo namus, tiesiog ne bažnyčioje, bet be tų. Išlaikant bažnytinį interjerą, tai yra freskas, visus vitražus. Ir aš pagalvojau, geras, aš tiek kartų pro čia praėjęs ir, ne karto neužėjęs. Kodėl, žinai, visuomenė turėtų gyventi tose rėmuose, kaip mes įsivaizduojame, žinai. Tai būtų neteisinga, žinai. Mes visi skirtingi ir mums reikia priimti. Jo. Gali man būti, žinai, aš galiu pakantus kažkam būti, bet netoleruoti tai. Aš netoleruoju tai, bet, aš turiu būti pakantus. Aš irgi tos visuomenės dalis. Jo. Ir aš neturiu teisės ir man būtų nesąžininga spręsti, kaip jie turėtų gyventi. Jie patys turėtų spręsti, kaip jie patys turėtų gyventi, žinai. Ir man neteisinga būtų jiem primetinėti, kaip jie turėtų gyventi, ką jūs čia padarėte iš bažnyčios, žinai. Aš negalvoju, aš tiesiog galiu pasiremti tai, kas mums yra palikta kaip krikščionim. Vienintelė tiesa, tai Dievo žodis. Ir jau Jėzaus laikais, kada buvo labai stiprus įstatymas ir jie aiškiai žinojo, ką daryti ir ko negalima daryti, Jėzus išvarinėjo iš šventyklos pinigų keitėjus, karvelių pardavėjus. Tai faktas, kad jau tais laikais niekas negalėjo įvykdyti įstatymo, dėl ko ir atėjo Jėzus, kad atneštų mum laisvę nuo įstatymo. Ir jisai pasakė, kad, sako, jūs
sugriaukite šitą šventyklą, aš atstatysiu per 3 dienas. Jis kalbėjo apie savo kūną, nes savo kūną jisai vėliau atsiuntė šventos dvasios pavidalu mum į šitą žemę, kaip palikimą, kad kiekvienas per tikėjimą galėtų gyventi tą gyvenimą, kurį jis atnešė. Tai yra laisvę, džiaugsmą, ramybę, meilę. Ir mes esam Dievo šventykla, taip kalba raštas, tie, kurie nešiojam savo viduje Dievą. Tai šventykla nėra pastatas. Mums palikta ta būtent malonė, kad Dievas gali per mano tikėjimą gyventi manyje ir aš esu šventykla. Ir aš savo kūnu arba aš gyvenu tą gyvenimą kaip šventykla arba negyvenu. Taip, kad aš sąsajos jokios net nematau, nes kaip raštas rodo, visais laikais tai buvo ir pastatas nieko neapsprendžia. Jeigu net tais laikais, kai pastatas skaitėsi šventykla, tai buvo daroma, tai kuo dabar pasikeitė? Velnis juk tik tai daugiau meluoja, daugiau iškreipia. Aplinkui mus sėdi vien gėjai ir tai yra šios paskelbto žodžio per internetą, per televiziją pasiekmė. Žmonės kuo patikėjo, taip kaip Adomas su Ieva patikėjo melo žodžiu, atėjo melas ir toliau tas melas eina ir žmoguje gyvena. Taip, kad aš, kažkaip taip, tai va matau. Tai man mintį, žinai, žmogau visuomenė, gali kreiptis į visuomenę kaip į žmogų, tu atsisakei, tavo bažnyčia šita, tai rodiklis tavo tikėjimo. Tikėjimą negali pamatuoti, negali pamatyti, įvertinti, pasverti, pamatuoti jo ilgį, aukštį, bet tu matai visuomenės tikėjimo lygmenį pagal jos namus. Kiek šito rajono žmonių eidavo iš tą bažnyčią. Jeigu jie nelankė ir šitas pastatas tuščias stovėjo ir tikinčių neliko, tai be abejo, jie iš jos padarė tokią užeigą, bet tai rodiklis, kaip tu žmogus sergi kažkuo, tavo kūnas, kad dėl kažko kenčia, tu supranti, kad tu ligotas. Kad tu ligotas, taip ir čia. Žinai, kad tu pamatai, kad tavo dvasinis tikėjimas miręs arba ligotas pagal rodiklis. Bet žinai, Giedriu, o kuo tai yra blogiau negu eiti ant kapų ir kiaušinius valgyti per Paską, ir degtinę gerti. Tai yra tiesiog irgi, žinai. Net gidas nematė šito dar, įsivaizduoju. Čia opera galerija vadinasi. Gerai, kad čia yra iš tikrųjų. Aš galvoju, kad čia nesąmonė bus. Va kaip tokia iliuzija padaro, ne? Ten iš vidaus veidrodžiai turbūt. Ir dega tie kraščiukai. Čia gerai atrodo. Pusę, kur matai, o kitą ne. Iš kitos veidrodžius. Tai vidų veidrodis ir dega čia tie. Ir tokia iš vis optinė iliuzija gaunas, kad apie kraštą erdvė. Tu iš čia matai ten, bet iš ten vaizdas jau neišeina. Giedriau, tu nori? Kirimuko. Obuolių sumėta? Obuolių sumėta? Nori? Nori? Jau visi dabar norim. Čia kai Matricoje miestas. Nu. Tikrai kaip Matricoje. Žiūrai ir nesupranti. Galim, taigi pasižiūrėkim vasarą dabar, kodėl neišvažiuotų. Žinai. Kodėl mums neišvažiuoja dabar? Kodėl? Kodėl tu manęs neišsivedė į pasimatymą? Kodėl? Pats nežinai, ne? Pačiam tai klausimas. Man dabar klausimas, kaip tai padaryta. Aš noriu tau jį padaryti sode. Aš dabar suku galvą. Tai nėra nei pavadinimo nieko. Kas čia per daiktas, kas gamino. Yra, va. Opera galerija.
Autorius James. Čia šitą gatvę vadinasi Savile Row gatvė. Yra net kompanija, kuris siuva drabužius ir yra brandas Savile Row. Kodėl Savile Row? Patys pirmieji šopingai Londono prasidėjo būtent šitoje gatvėje. Atsimenat, aš jums pasakojau, kad kai prasidėjo Mayfairs, tas rajonas statyti, ir išeidavo ponai ir ponės pasivaikščioti, einam po truputį, išeidavo čia pasivaikščioti, tai jiem labai būdavo svarbu ateiti ir pasipuikuoti parduotuvėse, kas ką gali įpirkti, kas nupirkti. Štai, nes jie visi ant tiek pinigų turėjo, kad bet kuris tas turtuolis galėjo užsisakyti bet kokį siuvėją ir bet kokį audinį į namus ir būtų jam labai mandrai pasiuvę, žinai. Bet ne, jam būdavo labai svarbu, žinai, o tai yra ta angliškoji kultūra, žinai, kad reikia pasipuikuoti, parodyti save, žinai. Ir štai šitoje gatvėje prasidėjo pirmi šopingai. Patys pirmieji, galim pasakyti, pasaulio šopingai prasidėjo šitoje gatvėje. Aišku, jinai dabar atkurta dar. Savile Row yra antiek reikšminga Savile Row kompanija, kad japonų kalboje yra atsiradęs net Savile Row žodis. Savile Row japonų kalboje reiškia turtingas, prabangus vyriškas kostiumas, eilutė. Būtent nuo to Savile Row, kaip čia buvo, žinai, tie anglų lordai rengiami ir japonų persikėlė pas japonus ir atsirado net naujadara žodžio Savile Row, nuo Savile Row. Dar viena detalė. Ant šito pastato Beatlai surengė paskutinį gyvą koncertą. Ant pastato stogo. Kai jau Beatlai labai pykosi, jau jie nebegrojo kartu ir jie pykosi tarpusavį, žinai, ten labai daug nesutarimų buvo. Ir jie paskui, Polas McCartney su Harrisu nusprendė, kaip čia tokį padaryti atsisveikinimo koncertą, nes jau jie buvo akivaizdu, kai jau nebesuėjo. Ir jie nesvarstė tokias opcijas kaip kosmose, nesvarumo būsenoje surengti, žinai, davė užklausimą Sovietų sąjungai, kad jos iškeltų, žinai. Bet paskui, bet jie kažkaip nusprendė, kad nesvarumo būsenoje gitarų skambesys neskambės. Jie bandė persikelti į Antarktidą, negavo leidimo surengti. Jie norėjo surengti kažkokį jau labai tokį, žinai, kad, išliekusi, kad, žinai, nebūtų, kad jau kuo labiau įsimintinesnė, žinai, būtų. Tai vienu žodžiu ir dykumoje bandė daryti tą koncertą. Buvo daug tokių minčių ir, žodžiu, nieko jam nesigavo. Tai jie staigiai susirinko, užbėgo čia ir pradėjo groti. Ir kaimynai iškvietė policiją, čia yra už kampo iš karto policija, nes labai triukšmavo jiems, žinai. O jie čia koncertavo, čia žmonių, žinai. Policininkai atbėgo, žinai, užlipo ten, žinai, pamatė, kad Beatlai koncertuoja. Atsisėdau, paklausė Beatlų iki galo, sako, hebra, reikia nusileisti, sako, jūs labai triukšmaujat. O šito namo yra toksai, kur Davidas Bowies įrašė tą ZZ Dust albumą. Ir nusifotkino, dabar yra tenais, anksčiau buvo, ir ant albumo yra, tas, žinai, ta fotkė tokia, albumas to Davido Bowie, kai jis išeina iš tų durų. Galim nuėti, bet tai nieko įspūdingo, žinai. Tik parašyta lentelė kabo, kad ZZ Dust, žinai, Davido Bowie. Tai Savile Row ant tiek, Beatles, žiūrėk, matai, net lentelė yra. 69, ne? Anksčiau čia buvo tokia žvaigždžių agentūra. Jo, čia nebuvo, ne įrašų studija buvo, bet žvaigždžių agentūra. Jeigu tu, kaip talentų šou, žinai, jeigu tu kažką bent jau biški moki, ateini čia ir jie tave išsuka, žinai, išsuka. Ir Beatlai atėjo čia, jie tiesiog užbėgo, nes nebeturėjo, nes jie svarstė ir Antarktidoje, ir nesvarumo būsenoje. Ir Beatlai taigi skrido į Sovietų sąjungą, žinot, ne? Skrido, jie negavo leidimo, bet jie tiesiog nuskrido, žinai, galvoja, mes Beatlai ir mus bet kur įleidžia, žinai. Ir juos rusų pasieniečiai apsuko, atgavo į lėktuvą, žinai. Ir jie sukūrė dainą lėktuvę Back to USSR, žinai, tą dainą. Tipo, mes dar sugrįšim, žinai. Viskas, dabar einam. Aš jums parodysiu seniausią Londono universalinę parduotuvę. Parduotuvė, kaip žiūrėjai. Universalinę. Tokią prabangumą, žinokit, jūs dar nematėt. Visa architektūra senai yra valstybės saugoma ir būtina palikti fasadą, tai matom iš vidaus viskas išgriauta, paliktas fasadas ir čia bus naujas pastatas statomas. Bet fasadas turi išlikti autentiškas. Jie pritraukia, žinai, prie senovinio, visur taip, žinok, centre stato, labai daug. Sustato, o tokius jie jau turi, žinai, patirties. Sustato tokius, o iš
iš išorės atrodys kaip normali siena tokia, ekraninės sienas. Tai čia grinai Londono išradimas tas ekraninės sienos. Atsimeni, aš pasakojau apie Švento Pauliaus katedrą. Tai va, pirmą kartą buvo panaudotos ekraninės sienos. Tai va, šitos skaitos fasadinės ekraninės sienos. Ir matai, plyšiai palikta, viskas palikta, autentika. Ir viduje dabar bus statomas kažkas modernaus. Ponai ir ponios, seniausia Londono universalinė parduotuvė. Fortnum & Mason. Kiek valandų? Dabar atsidarys šitie, be 15, be 13. Išlys žmogeliukai. Karalienės Anos liokajus, Fortnumas, pas karalienę tarnavo liokajum. Karalienė Ana, tokia buvo labai savotiška, žinai. Jinai reikalaudavo, kad kiekvieną vakarą jai degtų naujos žvakės rūmose. Kad degtų naujos žvakės ir jai liokajai turėjo pastatyti naujas žvakės. Ir tais laikais, žinai, labai su vašku buvo nekaip. Vaškas buvo brangus. Nes nebuvo dirbtinio vaško, ima tik tais natūralus vaškas, žinai. Ir labai daug likdavo tų senų žvakių jau pradėtų, žinai. Ir tas liokajus nežinojo, kur dėti ir jam patarė susitarti su to Masono landlordo jo, žinai. Kur tas žvakės dėti, nes vaškas tuo metu labai tas buvo. Ir jie susikooperavo su landlordu, su namo šito landlordo, tiksliau ne šito namo, o kitas dar buvo namas. Ir įkūrė parduotuvę Fortnum & Mason. Ir kadangi pati karalienė važiuodavo iš geros valios, geros valios ženklą, važiuodavo pirkti pas savo liokajų, tai, o jeigu Anglijai perka karalienę, tai visi masiškai puola paskui karalienę, nes būdavo tokie tiesiog madai, ką daro karalius, viską turi daryti, tai labai gero tono ženklas. Ir karalienė davė tai ir taip įsikūrė šitą parduotuvę. Apie jos prabangą ir kainas mes sužinosim dabar. Ten kainos įspūdingos. Einam į vidų, pamatysim, kas ten darosi. Mes laki. Einam, žiūrėk, čia, einam, svarbiausia yra laiptai. Į kainas net nežiūrėkit, va, Zita laiptai, va, garsieji laiptai. Kada buvo jos šimtmetis, 17 ar 12 metais, aš dabar tiksliai neatsimenu, buvo 300 jubiliejus, 300 metų metinis. Jai restauruoti išleido 25 milijonus funtų. Šitai parduotuviai. Mes galim užlipti į viršų, nusileisti į apačią. Jo, čia yra tokia ale Picasso, ale Dali darbų, tokio postmodernizmo, nežinau kaip pavadinti. Nežinau, ar čia originalai, ar ne originalai čia. Tai va, čia seniausiai, pasižiūrėkit, visur dekoracijos kokios kainos, tai paprasto parduotuvinio krepšelio kaina 100 svarų. Girdi paukščiukus? Žiemą vasarą čia čiulba. Jiems čia gerai neišlėkė jie čia. Tai va, tada buvo ir padaryti šitie garsiai, kada tas tiek brangiai buvo sumokėta, tiek garsiai laiptai. O čia tie dekoracijos. Aišku, jau šeimininkai 100 kartų pasikeitė, žinai. Jau nebe tie šeimininkai, bet tas brendas išlaikytų. Ir tai labai brangus brendas. Jų parduotuvių yra Heathrow oro uoste, yra kažkokiam dar oro uoste šitų parduotuvių. Fortnum & Mason. Tokie skardinės sausainių, ten irgi 18 svarų kainuoja, tokie, žinai, tipo, imbieriniai. Pas turčius net nerašo kainų. Jeigu klausi kainos, tai reiškia, tu negali savo to leisti. Čia tai neklausia, džentelmenai neklausia kainų. Mes nusileisim šitais laiptais, Zita. Mes nusileisim šitais laiptais. A, jau čia, jis klausė. Jis klausė. Oh. It's okay. Okay, thank you. Tenais restoranai pasideda dar du aukštai yra. Du aukštai. Ir ten yra toksai paveikslas, yra toks didelis paveikslas. Ir jisai visas prigrūstas plasmasinių dubenėlių, plasmasinių šaukštų. Aš parodysiu su nufilmavę, žinau. Čia labai Rusės mėgsta kojas, va tai padeda ir lūpas ištempia, kai jau antis ir 223 kažkaip. Ai, šiemet, tai šiemet šventė tuos jubiliejų. Aš nežinau, 100 metų jubiliejų. Mes dar turim laiko, staigiai į apačią nusileiskim.
Nu jo, atrodo tai gerai. Žiūrėk, kiek kainuoja. Martiena man kaina. 9 svarai per 100 gramų. Tai gyvo kainos. Kilogramas 90 svarų. Jo. Pasakyk kainą. Kilogramas 90 svarų. Tik 90 svarų. Prašau, tik kok. Tai gali pirkti. Kokius 3 kilogramus, ne? Kasdien. Marcipanai. Bet perka, žinok, kiniečiai labai perka, žiauriai, šluoja, žinokit. Einam į apačią greičiau, nusileisim. O šitie labai įspūdingai atrodo. Bičiukai, va šitie visada sutikdavo šitos jo. Matai, su žvakydėm. Jo, o mes neišeisim. Jo, žinau. Turim 4 minutės, kad pamatytume tuos atsidarančius. Tas laikrodis yra nesenai atnaujintas. Jisai buvo labai ilgą metą, net kelis šimtmečius uždarytas. Jį ten atnaujino ir tas Fortnumas ir Meisonas išlenda ir viens prieš kitą lankstosi, žinai. Tai va, čia pačia. Ir mes dabar užlipsim tais garsiais laiptais. Aš čia tik labai greitai atvedu. Paskui mes galėsim ateiti apsipirkti čia normaliai. Tik pasimkit daugiau korteles tas didesnės. Tas korteles didesnės ir va, mes pasikelsim tais legendiniais. Jo, legendiniais. Tiesiog nežiūrėkit į kainas, nes neįsit. Jo. Nežiūrėkit į kainas, nes paskui neįsit. Dabar jau sakykit, kad esat buvę. Seniausiai Londono universalinė parduotuvė. Tai viskas. Mes turim 3 minutės. Thank you. Ir bus viskas, ką aš jau norėjau parodyti šiandien. Gera muzika, ne? Geri žodžiai. Biškis skub, biškis atsilieka. Viskas, viso gero. Ar ateisim šitą kada nors čia dar? Neapsipirk. Ne, neapsipirk. Pafilmuot. Pasipirk čia, ne, kokybė prasta. Nu все, dabar einam į stotis kokią, ne, stotę.